Sveiki visi, su jumis aš Žemsgan, šiandien žaidžiame BMG Drive. Esame vėl rubrikoje, prašome sustoti, dirbame pareigūnais. Ir jūs mane šiandien tikriausiai klausit, o tai kur koks pistoletas, bazuka ar kažkas kito, aš jums atsakysiu. Viskas yra, tik kad jūs nemato, žiūrėkit. Šiandien mes turime nepaprastą ginklą, o tokį vieną įdomų ginklą. Va štai čia jį galit pamatyti. Tai yra tokia vadinama mirtis. Mūsų šiandienos vairuotojams nepasiseks visiškai, kadangi labai galingas, taip pat labai stiprus ginklas tikriausiai. Tai va, galit pamatyti. Šiandien bandysime stabdyti vairuotojus su šito ginklu. Tai gerai, laukiame pirmą vairuotoją. O dabar galit pasigražėti šitų gražų ežerų. Taip, nustatom ginklą ir šaudam. Ojei, visai nepataikau. Taip. Taip, sustojom. Tai pažiūrėsiu, kokį uroną padariau mašinai. O mašinai nepadariau nei biškį uroną. Nu jo, aišku, nieko negaliu pasakyti. Gerai, laukim kito iškvietimo, kadangi iš vis nieko nepadariau. Taip, nuo mūsų bando pabėgti mikroautobusas, aš iškart pradėsiu jį šaudyti, nes kažkaip prieš tai visiškai nepataikiau. Aišku, gaila, kad nematom, kas vyksta tenai. Dar truputėlį pašaudau. Taip, matau, urono padarėm nemažai. Sudužo priekinis stiklas. Nu jo, automobilį sustabdėm, tai galima sakyti, jau mes įvykdėm to, ko mes ir norėjom. Tai visai nieko. Šiaip išėjo, duris išmušėm, nu čia manau, jeigu būtų koks vairuotojas, tai jis tikrai neišgyventų, kadangi va, visos detalės mėtosi, taip pat čia detalės mėtosi. Nu jo, aišku, jeigu būtų vairuotojas, žiauriai nepasisektų, manau, čia būtų mirtysim. Taip, gautas iškvietimas, kad buvo pavogta iš mokomosios organizacijos vairavimo automobilis BMW. Tai bandysim vėl šaudyti jį. Aišku, nelabai matos. Nu, galima sakyti, iš vis nieks nesimato, kas ten vyksta. Kiek suprantu, o kodėl va čia mes šaudom? Viskas pasai nėra kulkų. Ojei. Ką mes matom? Mes matom, kad visiškai BMW bloga situacija. Nu jo, nieko gero. Dar kart patvirtinam, kad va štai šitas va ginklas, kurį jūs matot, yra žiauriai stiprus ir žiauriai greit sustabdo automobilius. Gerai, o dabar patikrinsim dar vieną mašiną. Aš pažiūrėsiu, ant kiek toli gali šaudyti šitas aparatas. Tai gerai, lauk. Taip, tai kad suprastumėt, aš parodysiu vat nuo šito aparato iki mano atspaunintos mašinos yra didelis atstumas per visą ežerą, kad suprastumėt, va štai jisai stovi tenai, o va štai čianai, va kur nuliukas, čia yra mašina, o va per tokį kelią jisai bandys į ją pataikyti. Gerai, bandysim iš karto visas kulkas išleisti, kad nereikėtų po 10 kartų pačio daryti. Taip. Gerai, kad šitos aparatas šiaip galima jį patiems šaudyti. Bet aš daugiau noriu su automatu šaudyti, kadangi paprasčiau. Nu jau, ką mes galim pamatyti? Kas liko iš džipo, kad suprastumėt, jisai stovėjo va štai čia. Tai liko tik gabalai iš jo nieko neliko, per tokį atstumą sugebėjo dašauti iki pat džipo. Važiuoklės viskas, nei variklio iš vis nieko neliko šitam džipe. Nu jo. Tai ką mes galim suprasti iš šito video? Kad vienu žodžiu, mūsų aparatas, turetas gali bet kiek
atstumo, kiek supratau, pataikyti tikslą ir kad jis jūs nepaliks ramybėj. Taip pat noriu pasakyti, atidariau savo Minecraft serverį, kam įdomu, galit prisijungti. Viską rasit description. O su jumis buvo Damsgan, prenumeruokite kanalą, spauskite like, jeigu jums patiko video ir iki kito karto. Iki.